Po humanų video jūs manęs klausinėjot, ar bus daugiau second hand shopų video ir projektėlių. Tai kaip jau supratot, bus. Tačiau šį kartą visam šitam šopinimui norėjau uždėti kokį nors kitokį twistą ir koks tas twistas, tuoj papasakosiu plačiau. Kuris laikas norėjau atkurti kokią nors populiaraus žmogaus įvaizdį ir svarsčiau, kas yra mums visiems vienareikšmiškai žinoma moteris. Na ir manau, nėra taip keista, kad aš nusprendžiau pasidaryti Kylie Jenner Instagrame. Išsirinkau šitą nuotrauką dėl kelių priežasčių. Tai pirmoji iš jų, nes 99 postuose savo Instagrame jinai yra pusnuogė, tai nelabai yra ką atkūrinėti. Ir plus šitoje nuotraukoje visos jos fitas yra iš jos naujo dropo. Tai nuėję jos puslapį mes galim tiksliai pamatyti, kiek kainavo kiekvienas rūbas ir kokia yra bendra aprangos suma. Ir tai yra 226 eurai ir 80 centų. Tai mano tikslas yra visą šitą įvaizdį atkurti už gerokai mažesnę sumą, o kokia ta suma bus, mes tuo išsiaiškinsim. Wow, pasižiūrėkit, kokia pas mus nuostabi žiema, kiek daug sniego tiesiog. O šiaip dabar stovi lauke, laukiu, kol atvažiuos Boltas ir toliau perims mano voiceoveris. Sakė, aš perimsiu, tai sveiki. Važiavau savo mėgstamiausią second handą Savanorių prospekte, kur antram iki aukšte yra sveriamų drabužių parduotuvė. Čia moki ne už rūbo vienetą, o už jo svorį. Ir kiekvieną savaitės dieną kilogramo kainos skiriasi. Šitoj parduotuvėje rūbų pasirinkimas yra gan didelis, todėl buvau užtikrinta, kad turėčiau viską čia įrasti. Paieškas pradėjau nuo paprasčiausio dalyko, tai nuo treninginių kelnių. Apsigavau gal 4 kartus, nes galvojau, kad jau radau, bet tada pasirodydavo koks logo ar lempinis paveiksliukas. Peržiūrėjus visas moteriškas kelnes, radau tik vienas, kurios tiktų, bet aš jau vaikščiau su pilnom rankom kitų patikusių rūbų, nieko negaliu padaryti, aš esu tik moteris. Žinoma, apsidairiau ir tarp vyriškų kelnių ir mano laimiai ten radau variantą. Nieko nelaukus nuėjau iškart pasimatuot, kad tiesiog nereiktų nešiotis to, kas netinka. Pirmą matavaus moteriškas kelnes, nepatiko tai, kad jos gan plonos ir siauros, tačiau vyriškos kelnes buvo visiškas 100% atitikmuo to, ko ieškojau. Storesnė medžiaga, jos aplamai daugiau, todėl gražiau ant kūno krenta. Tai, turim kelnes. Sekantis dalykas sąraše - raudona ilgų rankovių maikė. Kadangi man reikia, kad ji būtų trumpa ir aptempta, iš karto nuėjau prie vaikų rūbų skyriaus ir labai gerai, kad tai padariau, nes ten mano antras paliestas rūbas buvo tai, ko ieškojau. Vienas iš pagrindinių kriterijų buvo tas, kad man reikia šiek tiek aukštesnio kaklo, kad išlįstų iš po baltos maikės ir ši sportinė maikė turėjo būtent tai. Toliau dairiaus baltos maikės, tai čia buvo kiek sunkiau, nes arba maikės labai didelės, arba vėlgi turi kokį lempinį logo ant priekio. Rimtai. Kas buvo dar sunkiau, tai neprisipirkti savo visokių dalykėlių, turėjau tikrai susilaikyti. Į persirengimo kabiną nusinešiau 2 baltas maikės, viena iš jų kiek netokio stiliaus, kokio ieškojau, bet galvojau vis tiek pabandysiu, nes niekada nežinai, kada gali pataikyti. Čia pirmą kartą pasimatavau ir tą raudoną maikę ir galiu pasakyti, kad tai bus viena iš mano mėgstamiausių maikų nuo dabar, nes labai gražiai aptempia kūną, tai užsidedam dar vieną varnelę ties raudoną maikę. Pirma balta maikė kaip ir visai nieko, tik problema ta, kad jinai yra per ilga, todėl ir pasiėmiau kitą variantą. Bet kita visiškai ne to vaibo ir tiesiog juokingai atrodė, todėl pasilikau ties pirmų pasirinkimų. Toliau liko paskutinis dalykas - juoda maikutė be rankovių. Ir čia susidūriau su keblumais, nes buvo labai mažai iš ko rinktis. Realiai iš viso nebuvo, tai vėlgi pagalvojau surizikuoti ir pasiimti tai, kas yra, o jeigu netiks, jau namie mąstysiu, ką daryti. Kadangi parduotuvėje rūbai yra sveriami ir ant jų nėra individualių kainų, jas galima pasitikrinti uždėjus rūbus ant svarstyklių, kurios jau būna nureguliuotos ties tos dienos kainų. Ir visas mano surastas fitas susidėjo iki 18 eurų ir 96 centų. Dar vienas dalykas, dėl ko aš labai nemėgstu žiemos, nes žiauriai greit temsta. Ir ačiū Dievui, kad aš visai nesenai nusipirkau naują ringlaitą. Sveiki, that's better. Iki persirengiant, šitą maikę, kurią aš nusipirkau iš bėdos, kol važiavau Bolto, aš supratau, kad jinai man visiškai totaliai 100% netinka. Ir mano laimiai, aš prisiminiau, jog aš turiu štai tokią maikę. Čia iš toli rodau, nes neapsiburbulavus, tai jums šito matyti nereikia. Bet žodžiu, jinai tobulai tinka. Tai labai super, tai biškai keičias biudžetas mūsų šito outfito. Žodžiu, are you ready for the reveal? Galim skaičiuoti 3, 2, 1 arba kažką paprastesnio padaryti, kaip, net neįsivaizduoju, ar čia normaliai viskas susikarpys ir susidės, bet tarkim,
Man reikia jūs biški žemiau nuleisti, kad jūs mano ir kelnes patytume. Šiaip. Yra šiokių tokių netitikimų. Originaliai pas ją papačiai yra išlindus balta maikė, bet šita balta maikė yra šiaip iš tikrųjų žiauriai ilga ir aš ją ten tiesiog susikišau gale. Bet vis tiek norėjau, kad kažkas gražiai išlystų, tai aš vat uždėjau savo tokį asmeninį twistą ir palikau raudoną. Ir dar yra vienas dalykas, kurį aš noriu padaryti, kad tikrai galėčiau side by side palyginti fitus, tai pasidaryti lygiai tokią pačią nuotrauką. Ir ties čia man reikia Laurino pagalbos. Laurinai! Nu ne Jenner, bet atliuok, jo. Rodyk man tą nuotrauką, nes aš jau matau, kad it's scary. Ne. Scary. Tipo. Parodyk. Ne, nereikėjo taip įsiskės kišenės išlindusios. Kad tu treningus užsidėjus? Tai jinai irgi su treninginėm Ne, kelnėm. ten su kelnėm. Ten treninginės kelnės, čia jos treningų dropas. Kišenės išlindusios ir taip toliau. Susikištas kišenės. Nu tai reikėjo pasakyti. Nemačiau. Pats su ko aš gyvenu. Gerai, tada gal aš nesėdėsiu ant kėdės. Aš filmuojant šitą video kažkaip nepagalvojau apie tą faktą, kad galų gale aš turėsiu save šalia lyginti su Kylie Jenner. Žodžiu, tai it's a really humbling experience. Bet žodžiu, pristatau jums du skirtingus, bet su ta pačia idėja outfitus. Man gal geriau reikėtų apgalvoti kitą kartą visas detalės. Ar tai yra mano geriausias padarytas projektėlis? Ne, ar jūs matėt mano sijoną, kurį aš pasiuvau? Bet ar aš turėjau gerą laiką visą tą darydama? Bet neleiskime tam mus stabdyti nuo kūrybiškų dalykų darimo, ane? Va! Tokia yra viso šito video esmė. Anyways, ačiū už jūsų laiką, dėkui, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo kitą kartą.